Mauzeri, nu, kaip čia išeina? Vat kaip čia gali būti, kad bunkaus ir zvonkės skyrybos procesas įvyko už uždarų teismo durų? Kaip čia gali būti? Kas per O tai ponui, ką čia taip labai jau svarbu, kaip vyksta šitas skyrybų procesas? Man įdomios visos procesų smulkmenos, nuo B iki Z. Žmonės turi teisę žinoti. Žmonių yra grupė Lietuvoje, kurie eina į visus teismo posėdžius, į bet kokį procesą. Tai aš, Nijolė Sadūnaitė, monsinjoras Alfgirdas Svonsas Puteikis Svarinskas. Taip. Na, čia kažko panašu į šitas nuolatinius gedulingų pietų lankytojus. Panašumo yra, aš neslėpsiu. Bet mato, teismo proceso užsitęsimo atveju į gedulingus pietus nebespėjai. Nebėr traukinėkit, jau matau, norit pertraukti. Reiškia, ką turim? Stovim visi prie bunkų skyrybų proceso teismo salės durų. Monsinjoras užveda rožinį, visi kalbam rožinį. Kalbam rožinį. Kalbam rožinį. Jau trečią rožinį ratą sukam. Ir staiga išeina teismo administratorė pro duris, sako, posėdis bus už uždarų durų. Tai čia kaip šlapių skudrų per galvą gaut. Dar pasakys daugiau, kaip apšlapintų skudrų per galvą gaut. Nu jo, čia rimtas nesusipratimas. Vo, mes privalom žinoti, dėl ko skiriasi bunkai. Ja. Sako, kad bunkus, kaip sakant, pas kitas ėjo. Sako, Pelė sako. Mums teismų stebėjimo grupė reikia konkrečių pavardžių, ėjimo grafikų, dažnumo, kiek užtruko nuėjęs. O čia viskas iš nuogirdų. Sako. Žinot, gerbiamas Surski, kad jūs ir spjovėt į mane. Aš siūlau jums nepergyventi labai smarkiai dėl tų teismų, nes jų dar bus. Oksana Pikulvat žada teistis su fotografu. Skaiva žada ginti savo šunų garbę ir orumą. Ne, nu čia ne tas lygis. Mūsų grupėje rūpi kiti dalykai. Mums rūpi turtas, pinigai. Mums rūpi, kiek zvonkė išlupo iš bunkaus už gyvenimo kartu metus. Turit grupę į Seimo narį, tai gal jis gali pateikti įstatymo pataisas dėl teismų uždarumo? Koks geras patarimas. Ačiū Jums už patarimą. Ne, nebučiuokit. Nebučiuokit, nereikia. Jums smirda mano srėbtuvė. Nesvarbu, ką norėjot dabar. Gerai, gerbiamas Snagli, priimkit, inicijuokit pokyčius įstatymo dėl teismų atvirumo, nes jau sekantį kartą mūsų net neįleis į teismą, kur nagrinėjama, kas buvo Šustauskio kelnėse.